Šiandienos video realus iššūkis. Parodysime, kaip užnešėme lovą per siaurus laiptus. Lovos pernešimas atrodo paprastas, tiesa? Kol nepamatai, kiek visko gali nutikti. Per siaurus laiptus, per posūkius, pro duris, kur trūksta kelių centimetrų. Užtenka vieno netikslumo ir kampas nubrėžtas. Baldas atsitrenkia, sienos apsitrina, turėklas atsilupa. Tokie dalykai nutinka tada, kai dirbama, kad greičiau, o ne kad teisingai. Mes dirbam kitaip. Įvertinam situaciją iš anksto. Turim patirtį, žinom, kur tilps, kur ne, nešam atsargiai, dviem žmonėm, kampą po kampo, nenaudojam jėgos, kai reikia tikslumo. Mūsų tikslas, kad baldas būtų vietoje, o klientas ramus. Nes geras kraustymas, kai viskas padaryta taip, kaip ir turi būti. O tau kada nors teko kraustytis? Pasidalink komentaruose, kokia buvo tavo įdomiausia arba netikėčiausia kraustymo patirtis.